Sveiki, mėlieji! Šiais kviečiame apsilankyti Varėnos rajone esančiame Musteikos kaime. Musteika tai senas iki šiol nelabai pasikeitęs kaimas. Senovė čia iškalbingai mena ne tik senosios sodžiaus trobos ir šalia jų rymantys senieji aviliai, ūkiniai pastatai, klėtys, senosios sodžiaus tvoros, dar išlikę šiaudiniai stogai, bet ir išlikusi tradicinė gyvensena senųjų musteikiškių poringės. Musteika – didelis, gražus sodžius, įsikūręs pietinėme Lietuvos pakraštyje, šalia Čepkelių raisto ir Musteikos upelio. Rašytiniuose šaltiniuose sodžius pirmą kartą paminėtas 1784 metais. Girios ir raistai, žemapelkės ir aukštapelkės, smėlynuose augantis pušynai ir nendrynai, bei karklynuose paskendęs upelis, visa tai sukuria ypatingo grožio ir paslaptingumo erdvę aplink Musteikos kaimą. Kaimas buvo labai didelis. Buvo 70 dar su virš gyventojų. Ir buvo labai daug jaunimo, mergaičių daug, ir bernų labai daug. Kiekvienom pirkiom mažiau nebuvo, kad 4 jaunuoliai arti mergaitės, o ir po 6 ir po 8 net buvo. Visi susirinkdavom, visi ėjom šokiuose, basi neturėjom, ko apsiautai basi šokom. Ir buvo labai buvo smagu. Nėra to tokio svetimėjimo, tokio dar, sakykime, kaimo. Nesimato tų tokių didesnių svetimkūnių kokių nors. Tai ta prasme, statybų prasme, sakykime. O tas dar kas įdomu, tai kad yra išlikusi ta tokia tradicinė senovinė gyvensena. Jinai dar jaučiama, dar tokia gyva, dar jaučiama esančiai, pabūnančiai ilgiau. Vai, močiutė, močiutė, motinėlė širdėlė, vailė, 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 motinėlė širdėlė. Musteikos kaimas ypač žavi savo senovinę išvaizdą, išmėtytais miške senovinio stiliaus namais, bitynais, žmonių gyvenimo būdu ir prisirišimu prie gimtosios kalbos. Nežinau, ar kitas tokis gražus kaimas yra kaip Musteika, teigia Julija Tamulevičienė, čia gimusi, užaugusi ir daug vargo patyrusi. Buvo sunkus gyvenimas ir už rusų, dar tik už airusai, duonutės nebuvo ir tai sėdavom kiek, kas turėjom laukūtų, pasėdavom ir kūlai, ir malam, ir kepėm. Ir važiavom Gardzinam Belarusijon, tai prisrenkam uogų, tokias didelas kašalas. Ir su tom kašalam važiuojam į Gardzinų, Belarusijon. Ir tas uogas pradavinėjom po stiklinės ir perkam duonų, parvežam kašalas ar tik maišus priskrovi duonos, suvalgom su šeimom. Ir mūsų šeima buvo 5, pamotė buvo 6, parvežė pasidalinai kepalukų ir nėra. Tai va šitokis gyvenimas buvo. Musteikos sodžiuje yra bene 15 kryžių. Įspūdingiausi 3 pačiame kaimo viduryje stovintys kryžiai. Prie jų keliaudama į Kabelių kapines visada sustoja laidotuvių procesija. Valstybės švenčių dienomis prie šių 3 kryžių iškeliama vėliava. Kiekvienas Musteikos kryžius, kaip ir šie 3, turi savo istorijas. Mažasis kryžius statytas sodžiaus įsikūrimo pradžioje, antrasis esą pastatytas tuomet, kai kaimui užėjęs sunkumas. Didžiausias 2 kryžmių kryžius yra statytas Švento Kazimiero draugijos, po tokį kryžių turi dauguma aplinkinių kaimų.
Dar visai neseniai Musteikiškiai laikė daugiau kaip 70 karvių. Nuo ankstyvo pavasario ganydavo jas po miškus ir raistus. Dabar karvių sodžiuje liko mažiau kaip 10, bet kaip ir anksčiau, visos Musteikos sodžiaus karvės ganomos bendrai. Nėra Musteikoje ir parduotuvės. Maisto produktų į sodžių mažais autobusėliais atveža prekiautojai. Tie autobusėliai tapo aplinkinių kaimų gyvenimo dalimi. Apsuka jie daug, turi savus maršrutus, prekiautojai visada prisimena, kas ir ko prašė. Kai autobusėlis atvažiuoja į sodžių ir duoda signalą, kaime trumpam dingsta ramybė. Girdėti žmonių šnekos ir šunų lojimas. Kaimo žmonės džiaugiasi, kad prekybininkai, nepaisant koks bebūtų oras, ir žiemą ir vasarą visuomet užsuka į sodžių. Todėl jiems patiems nereikia belstis į miestą. Musteikos sodžiaus gyvensena, susikloščiusi nuo seniausių laikų, iki šiol nelabai pakitusi. Ilgėliau pabuvęs gali pajusti šio unikalaus Dzūkijos kampelio dvasią, įsiklausyti jo tylą, užuosti kepamos duonos kvapą. Mano vyras vis sakydavo, kokia tu gaspadinė, jei duonos nemoki iškepti. Tai va, aš taip nepuoliau iš karto jos kepti, įrodinėti, kad aš gera gaspadinė, bet praėjo meteliai, galvoju, ko čia nepamėginus ir man iškepti. Tuo labiau, kad čia dar kaime yra moterų, kurios ir kepia, ir atsimena, ir džieškelė pas vieną kitą dar yra užsimetas. Tai nuėjau, tada žiemą aš čia gyvenau, nuėjau pas vieną moteriškę, sakau, kaip jūs tenais kepat, gal man papasakosit. Na taip greitai papasakojo man. Ir paskui aš jau pas ją ateinu, sakau, žinokit, man kažkaip ten nelabai išeina. Ir jinai sako, tai jau tu tikrai kepi? Tada jinai dar smulkiau papasakojo, taip net netikėjo, kad aš pradėsiu kepti, o aš jau ir užsimaišiau. Jaunoji duonos kepėja Asta pasakojo, jog patį pirmąjį kartą pabandžiusi išsikepti duoną, neišdrįso ją kitų pavaišinti. Ta pirma duona buvo labai nesėkminga, kadangi buvo žiema ir pirmas mano kepimas, jinai mes ją ar taip ir anaip šildėm ir padaškom apdėjom, apklojom ir jinai niekaip mum nekilo, galiausiai nusprendėm, kad jau vis tiek laikas kepti, iškepėm, jinai visai neiškilo, tai aš tos moteriškės tada ir nepavaišinau. Tai jinai taip ir suprato, kad man nelabai nusdavė toj duoną. Sako, bet vaikel nepergyvenk, duona nemarci. Tai reiškia, kad jau marci tai bėda jau jai nenusduodaba visam gyvenimu, o duona tai vienu kart nenusdavė, tai kitų kart gerai išeis. Nu tai taip ir buvo, kad paskui dar ir dar kepiau ir jau paskui vis geresnė ir jau tada ir buvo pavaišyta ir visi žmonės, neatsik toj moteriškė. Šiandien retai, kurioje Musteikos sodžiaus troboje pakvimpa kepamos duonos kvapas. Jaunoji gaspadinė Asta jau 3 metus šią tradiciją puoselėja savo sodyboje. Kaip šitam kraštan kepa duona su bulvėm kepa. Ir beveik visos moteriškės, kad klausiau, jos sakydavo, kad bulvių deda visada. O klausiau, kodėl tų bulvių deda? Ar kad gardesnė būtų? Tai sako, kad gardesnė, bet pirma tai dėdavo už tai, kad škada gaila miltų. Miltai brangesni buvo, bulvės pigesnės, tai pamaišydavo bulvių, bet jau po to, kai priprato, tai jau čia ir pasidarė toks receptas, kad jau su bulvėm kepa. Kai užmaišo tą tešlą pačią pirmą, tai tada bulvių įdeda. Pasak duonos kepėjos, sunkiausia gerai išminkyti tešlą. Iš vakaro užsimaišau. Aš kepu 2 rūšių miltų. Ruginiai yra miltai, bet užsimaišau tai su rupesniais miltais, nes man patinka rupesnė duona tokia. Tai pas mus sako tie miltai, rupūs miltai arba su lukšteliu sako. Tai užsimaišau su rupiais, pabūna per naktį, tokia skystumo tai taip teliuskuoja. Kaip blynam tokia tešla tokio skystumo. Va, reikia su šiltu vandeniu. Kad būtų galima palaikyti pirštą tokio šiltumo, vanduo iki 40 laipsnių. Ir palieku per naktį, jau ryte būna suputojęs viršus, tai jau rūgštis atsirado. Ir tada pilu miltus, cukrų, druską. Čia jau pagal skonį ir cukraus ir druskos, kam kiek atsitaikys kiekviena šeimininkė. Ir kmynų dar saują vieną įberiu.
Ir tada jau minkau, prakaituoja. Kol tešla kyla, Asta užkuria duonkepių pečių, kad šis gerai įkaistų ir su dukrele Raiste skuba prisiskinti ajerų, kuriais iškloja skardą, kad duonos kvapas dar gardesnis būtų. Man tai didžiausias džiaugsmas, kad ir vaikai, va tik atvažiuojam į Musteiką ir prašo duonos, kad iškeptau. Jau čia, kai būnam, tai jau net nėra nei minties, kad pirkti duoną. Nu kažkaip pripranti labai ir nesinori kitokios. Siekiant išsaugoti Dzūkijoje kadaise paplitusio bitininkystės verslo tradicijas, Musteikos kaimo pakraštyje atidarytas senovinės bitininkystės muziejus ir kelminių avilių bitynas. Lygiai prieš metus Musteikoje įkurto bitininkystės muziejaus tikslas išsaugoti drevinės bitininkystės tradiciją. O ta tradicija buvo gyva ir gyva būtent senovinės drevinės bitininkystės tradicija šitam krašte. Ją saugojo senieji bitininkai. Ir buvo vienas drevininkas netgi, vienintelis žmogus, nu, čia sakyt, kad šitam krašte Lietuvoje, tai matyt, ne viskas pasakyta, galbūt ir Europoje, kuris mokėjo kopinėti su geiniu. Nu, ir buvo žmonių, ir mes entuziastai buvom, išmokom kopinėti su geiniu, dabar jau mokam keletas žmonių. Galbūt, sakykime, dviese dabar mokam, bet stengiuosi visus norinčius pamokyti, kaip kopti su geiniu, pavyzdžiui. Tai vat mes perėmėm gyvai tą tradiciją, reiškia, iš senojo drevininko. Bitininkas, kopdamas į medį, turėjo pasimti ir dūminę, ir indą kuriams, ir peikeną. Kad kopti būtų lengviau, naudodavosi tam tikrų prietaisų, vadinamų geiniu, virve su lentute atsisėsti. Mes padarėm 25 naujus kelminius avilius, juose gyvena bitės ir darbuojasi, nu, joms sunkiau kelminiam avily, viską reikia pačiom paruošti, padaryti, mes nededam jokių rėmelių, pernai netgi nemaitinom, už tai maisto trūko, reiškia pačių savim neapsirūpina, dar ant tiek yra, nu, galbūt ir medingųjų augalų mažoka jau, nes bitininkų yra Musteikoje nemažai. Ir galbūt bitutėm trūksta jau nektaro. Musteikos bitininkystės muziejuje įveistos vietinių veislių bitės. Dzūkijos nacionalinio parko lėšomis įsigyti kiti muziejiniai eksponatai, namų apyvokos daiktai, bitininkavimo įrankiai, tradicinio amatų bei verslų pavyzdžiai, nupirkta bitininkavimui reikalinga įranga. Yra ir tokių daiktų, kurie galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio netiesiogiai susiję, nu kad ir pjautuvas atrodytų, instrumentas tiesiogiai gal neturi ryšio su bitininkystė, bet su juo reikia pjauti grikius. Grikiai siejami vėlgi ir bičių maitinimuisi. Dabar, va, pavyzdžiui, jau liepų žydėjimas perėjo, o grikiai žydi ir pats intensyvumas. Bitės taip skrenda būtent į grikius, labai gražu stebėti, ypač kai šiuo metu labai gražiai žydi grikiai. Musteikos kaimo bitininkystės muziejuje saugomi ir itin reti senoviniai dreviniai bitininkystei naudoti prietaisai. Jeigu su bitininkystė tiesiogiai susijęs, tai yra geinio dalis, vadinamas noragas, tai šitam krašte vadina tų kablys tokis reiškia. Tai ant jo yra išraižyta metai 1821. Tai aš jį radau ant savo, kai nuspirkau savo trobų, ten pirkios radau
amatų dalį Geinio ir galima sakyti, kad tai yra jau pats pirmasis eksponatas šito muziejaus. Dar vienas įdomus eksponatas yra, mes jį kai pirkom nežinojom net jo paskirties, bet paskui knygose pavartėm, radom, kad tai yra kelminis kraičio lovys. Va taip toks pavadinimas, yra irgi įspūdingas senovinis daiktas, labai senas matyt ir retas. Ir likščiol aš pat nežinojau, kad tokių aplamai buvo ir kad čia galima surasti būtent. Romas Norkūnas meistriškai pademonstravo, kaip senovės dzūkai kopinėjo biteles, pasakojo, kaip lipti į medį su senoviniu prietaisu Geiniu, kopinėti medaus. Musteikos kaime dar gyvi ir kiti gamtiniai aplinkai palankus verslai. Įvairių krepšių pynimas iš balanų, vytelių ir šaknų, žvakių liejimas senoviniu būdu iš bičių vaško, rankšluosčių ir lovatiesių audimas, etnografinių patiekalų gamyba ir žinoma uogų bei grybų rinkimas. Kaip žinai, kur jie auga, žinai tas vietas, tai eini tom vietom, jų randzi ir jų parsineši. O kam nežinai, kokių vietose katrausia, tai ką būna, labai būna jau metai geri ant grybų, tai jie visur auga. O va, kaip ir šiemet, tai labai mažai. Labai ir vien tik voveriškos, daugiau dar jokių. Baravykas, kur kokias pirma, bet jų dabar nėra nei tų baravykų. Nu tai o ko, pirmiausia parsineši apvaliai, juos, reiškia, išplaudėjai gražiai, sutrupinai, išplaudėjai, nu ir tada paverdzi vienus, o jau paskiau vėl verdzi su prieskoniais ir supili slojukėliuose, užsuki ir viską. Ir šiandien vietiniai dzūkai ne vien tik uogomis ir grybais gyvi. Jie išsaugojo daugybę tradicinių amatų ir verslų. Nuo seno dzūkas jokiam darbui žmogaus nesamdė. Viską, ką galėjo ir mokėjo, pasidarydavo pats. Čia yra visokių, ir vyžų spina, ir kašalės spina, krepšus. Yra visokių žmonių, užsiima visokiais amatais, tai audza, tai mezga, tai vis tiek jau kiekvienas turi savo amatų darbų. Musteikos sodžiuje gimęs ir užaugęs Vytautas Šustavickas nuo seno visiems žinomas krepšių pynėjas. Seniai darai. Tai esu vienu dirbu miške ir taip kaip anksčiau miškus pjovė ir vasarą, tai vasarą reikėskus rastai. Tai mes skutėm ir kaip visai jau šitas, kai mes vadom kašalas pynė, tai rado rastų cinkamų. Ir ateis sakys, ar moki kašalių pins? Sakau, ne. Sakys, akšį. Iškirtam tų tinkamų gabalų, suskaldim, ką vadinam, ir kokie 6 kilometrai daugiau. Aš net iš tai parsinešėm namuose. Parsinešėm ir sako, ateik vakarį. Nuvėjau vakarį, vienu vakaru, kitų vakarų, parodė ir pradėjom pinti. Ir taip jau gerą pusšimtį metų darbštaus dzūko rankose gimsta vienas krepšys po kito. Pasak pynėjo, svarbiausia, kad būtų ukvatos, tuomet ir darbas vienas malonumas. Pynimas senais, taipgi kaip akvata, kaip necingi, o medžiagos jau dabar, kaip seni miškai išpjauti, tai sunku ras. Reikia
dar jauni miškai, tai dar nėra tokios medžiagos. Per dieną po kelis krepšius nupinantis, Musteikiškis sako esą nespėjantis jų pripinti tiek, kad visiems norintiems jo rankų darbo krepšį įsigyti užtektų. Čia ir grybautojai, ir mada, čia visko yra. Dar kas? Dar yra švedai. Švedai net ima. Darželiuose, kur gyvena, tai pernai pirko ir va neseniai nusvežė. Žodžiu, užsieniečiai labai vertina, ne? Tokius dalykus. Nu, kas daugiausiai ima dovanom. Galbūt jie su tam dovanom daro, tai ne. Pasak krepšių meistro, jau dabar nesuskaičiuotų, kiek per savo gyvenimo tokių, dzūkiškai tariant, kašikų nupynės. Anksčiau, kaip senai, šitie prūdai prie Grybauliaus buvo, tai karvės ganydamas nupindavau 5. O dabar jau ne. Tai kiek dabar nupinė? Dabar jau reikia geros akvatos 2. O per žiemą kiek būna nupinęs? Nu, per žiemą tenai taip pat inakvatų, kaip paimkim ant dienos po 1 nupink per visą žiemą, per kokius 3 mėnesius. Tai Ir apie 100 gauna. ja, dar daugiau gauna, bet kad daugiau nepina. Iškeliavo tėvulis, jie svetimų šalalį ir paliko dukruželį mažų neužaugusių. Musteikos kaimo moterų etnografinis ansamblis, susikūręs nuo Sąjūdžio laikų, gyvuoja iki šiol. Po sodžių skamba dar jų mamų ir močiučių dainuotų dainų posmai. Šita senoviškas savo senoviškas ir tai apie siratėlį, tai rūtelį, tai šitas tai apie miškus. Kurias dainavo mūsų mamos. Daugiausia tėveliai, mamos. Ošė žalia pušalė. Gyvena sodžių savo ramų, nuo seno nusistovėjusi gyvenimą. Mažai kas keičiasi ir dabar. Tik žmonės sensta. Po truputį užleisdami vietą nežiniai. Kokia ateitis laukia Musteikos sodžiaus? Kaip išsaugoti senovinį kaimą ir senasias jo tradicijas? Tokie ir panašūs klausimai kyla kiekvienam Lietuvos sodžiui. Pasak Romo Norkūno, nesunku į juos atsakyti, kai pats savo rankomis dirbi žemę, kai kasdien eini pas laukiančius gyvulėlius, kai dalge pjauni rasotą žolę, kai peikena padarai naują drevę bitėms, arba kai troba pakvimpa šviežiai kepama duona. Ar gali tai daryti? Kiekvienas lai atsako pats savo. O senosios išminties dar galima pasisemti mūsų sodžiuose. Dėkui, kad šį pusvalandį buvote drauge su mumis. Susitiksime kitą kartą, tuo pačiu metu, kitose Dzūkijos miesteliuose.